Na va, mes jau ruošiamės dar vienam savo žygiui. Šiandien mūsų žygis prasidės nuo Užpalių bažnytėlės. Planuojam apeiti virš 20 km. Ir ką įdomaus pamatysim, pasidalinsim su jumis. Tai va, Užpalių miestelis. Netoli Utenos, netoli Svėdasų, Svėdasai 14 km. Utena truputį toliau. Dusetas nebetoli. Dusetas 22 km. Va, kitas iki gal į Dusetas važiuos. Galimas daiktas, kad pamatysit kitame videoje. Ir Dusetas arba kokią nors kitą gražų miestelį ar kaimelį ar maršrutus. O čia parkelis. Čia parkelis yra. Einam pasižiūrėsim. Va, koks gražus parkelis. Va, gali stot prie galyčių, nufotografuos. Traktoriukas, džendyras. Šuniukai tokie gražūs. Buldogiukai. Na va, atėjom prie kažkokios užtvankos, einam pasižiūrėti. Kaip čia kas įdomi. Įdomiai, va. Yra kažkokia užtvankos teritorija. Va, ir žuvyčiai yra. Va, žiūrėk, mane plauka žuvytės. Va, yra žuvyčiai šiandien. Nieks jų neišgauda. Tai šventoji. Paeisime į kitą pusę pasižiūrėti. Va, kokia užtvanka, einam pasižiūrėsim. Va, čia kaip įdomi. Va, kokia užtvanka eina tau. Čia va kažkoks kaip kalidariukas siauras.
Čia vanduo irgi iš vienos pusės, iš kitos pusės. Apsisaka, vėl atbėga. Na va, einam link konglomerato olos. Einam pasižiūrėti, kur ten ta ola bus kokia. Kaip ir anksčiau esu minėjęs, kad vis tiek eidamas vis kažką įdomaus užmatai. Tai va, tai ola, tai užtvanka, tai šaltinėlė kažkokia, tai kažkokį tai meno kūrinį, dirbinį. Vis kažką tai tuo ir įdomus ėjimas, gal dėl to ir traukia. Dėl to, kad paeini, nufilmuoji, įamžini. Na va, randamės prie šeiminiškio atodangas su ola. Konglomeratas – tai gamtinė betono versija. Uola susiformavusi iš sulipusių akmenukų, žvyro ir smėlio, kuriuos suklijavo kalkingos ar molingos medžiagos. Lietuvoje tokių konglomeratų yra nedaug, todėl ši vieta yra ypatinga. Kaip atsirado? Ji susiformavo prieš 1000 metų, tirpstant paskutiniojo ledyno vandenims. Ledyno tirpsmo srovės čia nešė akmenis, žvyrą ir smėlį, kurie vėliau suslėgti ir sucementuoti sudarė konglomerato sluoksnį. Per laiką Šventosios upė nuplovė šlaitą ir atvėrė šią geologinę sieną. Kodėl svarbi? Ji įtraukta į valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašą. Tai vienas retų atvejų, kai galima pamatyti tokį ryškų konglomerato darinį Lietuvoje. Čia gyvena įvairių augalų ir gyvūnų rūšys, todėl teritorija vertinga ir biologiniu požiūriu. Ar verta aplankyti? Tikrai taip. Vieta ne tik įdomi geologams ar gamtos mėgėjams, ji labai fotogeniška ir puikiai tinka trumpam pasivaikščiojimui ar net ilgesniam žygiui palei Šventosios upę. Na va, lipsim į Piliakalnį. Tai bus įdomu pasižiūrėti, kelintas aukštas. Čia bus sudeginta ne viena kalorija. Gerai, laukia skani vakarienė po kelionės ir maršrutą. O, kiek daug laiptukų. O, čia dar ne pats viršas. Lipsiu į viršų. Na va, net kojas pakirto. Va, kiek laiptukų. Oho. Na, čia tokia apžvalgos aikštutė. O čia, čia pieva. Čia pieva, eisim palei šitą vietą ir nusileisim laiptukais kitoj vietoj. Nu, padaryta. Pailsėt, pasėdėt. Galima pasėdėt. Nu, kaip yra ko lipti, ne? Lipk. Va čia yra saliukai, galima pasėdėt, atsigert. Va ten užpalį, va matosi užpalių bažnytėlė. Bet mes va šiten ir atėjom iš užpalių. Gerai, šiandien nevėjuota, bet gerai, nes jeigu būtų labai vėjuota, ten šitą kalną aukštą Piliakalnę, tai labai vėjas užtų, trauktų. O dabar debesis gražas, o kaip matot, va ta aikštutė iš viršaus. O įspūdingas olas. Gražiai atrodo. Tikrai įdomu pamatyti. Nu ką, vienais laiptukais susilipėm, o kitais laiptukais nulipsim. Va.
Daug laiptukų, reikia leistis žemyn. Bet žemyn tai ne aukštyn. Greitai galima nusileisti. Reikės suskaičiuoti, kiek laiptukų. O, kaip aukštai buvau. Va, čia dar viena uola. Čia net ne viena, čia daug jų yra uolų. Va, piliakalnis. Reikia užsilipti į piliakalnį. Šeiminiškių piliakalnis. Va, koks aukštas piliakalnis. Užsilipsiu jau į antrą šiandien. Tai sekas, tai sekas. Sekas į piliakalnis, va kiek laiptukų. Lipu, lipu. Mušytės puola. Ir dar va lipu, lipu, baigiu užlipti. Na va, užsilipiau ant piliakalnio. Randuosi aukštai, aukštai. Čia nieko labai ypatingo. Pieva, tik tiek, kad esu aukštai. Esu aukštai užsilipęs. Va. Per kamerą to vaizdą neperteiksiu labai. Na va, pabuvojau ant piliakalnio. Keliausim toliau. O čia gražios žemuogės. Raudonas, kvepiančias. Tik nedaug. Nu, drugeli, parodyk savo gražius sparnelius. O, nusiskleisk. Nebijo nenešti. Gražia drugeli. Laba diena, veršiukai. Čia jau tokie rimti veršiukai. Ir va ten va dar yra. O, atsikėla. Be ragų, kokie įdomus. Kiek, be ragų jūs? Aha. Na va, kokia nuokalnės kokias. Ir džipukai važinėja. Girdim, kad kažkas groja. Kaip skudučiai kažkokie.
Kas čia gali grot, paukščiai kokie? Gal? Čia kaip pelkė kokia. Aha, gavom dulkių.